Sveiki, sveiki. Na ir štai atėjo metas paskutiniam Žemaitijos taurės etapui, plateliai. Apžvelgsime paskutinį etapą, kaip sekėsi. Važiuojame link starto. Oras puikus, kruša, sniegas, lietus, vėjas, 2-1 laipsnis šilumos. Viskas, ko reikia varžybom. Bet nuotaikos geros, startui pasiruošę. Trasa nesudėtinga, 26 km, apie 400 metrų sukilimo. Iš priekio čiutlaimanai negali atsirado. Juodi turėtų būti daugiau. Gerai, ta vieta normali. Pradžia čia tokia. Dabar dalyviai dar visi paklausyk, visos prieš 5 minutės. Už kokių 300 metrų yra griuvus pušis. Yra uždarius pusę kelią, anos pusės. Mes važiuojant ir grįžtant, ta prasme, reikia važiuoti tą pusę, kur aš dabar stoju. Dešinį pusę. Čia pat už 200 metrų. Elytas tik taip? Taip. Bus dar vaizdu šiandien. Na štai, startuojame, daug vandens į veidą ir purvo į veidą gauni. Kai visada starte labai kažkur į priekį nesiveržiu, kažkaip visada stengiuosi atsargiai startuose. Na štai Laimonas Kabeikis veržiasi į priekį. Čia labai buvo didelis vėjas. Priešinis nuo ežero pusės, tai taip net atrodo pakilsi. Na, matome ir sniego. Sergej! Kur rendite? Kur tu skersuoj, prasakėl? Tu skersuoj! Na, tokia situacija, galit pakomentuoti, kas kaltas. Aš manau, kad tai varžybos ir lenkimai ir yra esmė viso to, o prieš lenkdamas ką nors pats visada pasuku galvą kairien ar dešinien ir įsitikinu, kad tikrai šalia manęs nieko nėra ir galiu atlikti tolimesnį veiksmą, persirigiuoti ar lenkti. Šiuo atveju, kiek mačiau, tai dalyvis iš Versmės klubo su Fatbike net nepasuko galvos ir nepažiūrėjo, ar šalia kažkas yra. Na, čia jau užleidžiu iš karto, kad pravažiuotų saugiai. Svarbu nesipyk. Nu, gerai, nepyk ir vyk. Žinau, nalin. O, dabar tvarkingai, net su rankų gestais parodo, kur važiuos. Neblogas šiaip šortkutas, manau, čia tikrai galima buvo taip važiuoti, nes buvo grinai rodiklė prieš jį į dešinę. Na, balų ir vėl netrūko. Bet sėkmingai kažkaip pavyksta pravažiuoti pro tokias apsemtas vietas, klampes. Sergej! Na ir vėl Fatbike'as priekyje.
kažkaip nebesistengi. Nusprendžiu šiek tiek paerzinti dalyvį su fatbike dviračiu. Na ir daugiau jau nebesustiksim. Labai nesaugiai paliktas automobilis. Manau, po varžybų veidrodėlio tikrai jau nebeliko, o ar daugiau nepadaryta žalos klausimas. Prisiviju grupę. Nu, tada kai lengvai, ne? Vis tiek jau viskas aišku. Ai, vieną nevarys. Laiką prie vietos, šlok. Ar ne? Jo, 600 metrų. Sutikau Tadą Zubricką, kolegą, kartais kartu treniruojamės. Tai sakė, vieną ratą Mincelite, kadangi jau taip trečią vietą bendroji įskaitoj. Ir sako, kad netoli yra Svajūnas Ambrazas, tai netgi padeda dasivyti. Gerai čia jis mane patempė. Sako, kad Svajūnas jau nebetoli prieki, tai varyk. Na ir štai matosi ten mėlynas priekis, Svajūnas Ambrazas, bandau dasivyti. Ne. Kol dasivijau pavargau. Pasiūlo lenkti, bet tikrai minčių nėra tai daryti. Tikslas gal būtų kuo ilgiau išsilaikyti už jo ir... Na, o čia po dešinę Rokas Tutlys. Panašiu metu pradėjom šį sportą ir pas Roką Tutlį buvo labai geri rezultatai ir visada galvojau ir svajojau, kaip dasivyti ir važiuoti bent jau kažkur šalia jo, tai pagaliau tai pavyksta. Čia jau galvojau, kad lenksiu, bet iš karto uždeda vatų priekį esantis sportininkas ir nutolsta. Na ir toliau dirbam su Svajūnu ir man atrodo, Rokas Tutlys yra už manęs. Matote, kaip Svajūnas duoda į kalną, tai atsilaikyti tikrai ilgai turbūt negalėsim. Štai Rokas Tutlys daro lenkimą ir čia Svajūną nustumėm į galą, tai gal visai ir gerai, nepabėgs nuo mūsų. Ir tai baisiai. Bet mūsų tempas per lėtas ir matomai jau Svajūnas bėga į priekį ir tikriausiai, kad ir pabėgs. Ne. Svarbu neįsikrepsinti. Nu tai po telšių jau tešlinai nebestebina. Turbūt viena vieta, kur ir teko nulipti nuo dviračio. Šiek tiek pristabdomus toks manevras priekį esančio sportininko, bet pilnai suprantu, su gravel dviračiu net neįsivaizduoju, kaip važiuoti tokioj trasoj. Gan nemažą laiko tarpą važiavau už Roko
minčių lenkti nebuvo didelių, kadangi tikrai žinau, kad yra stipresnis sportininkas. Bet šitoje vietoje ir apsilenkiu Roką, turbūt nebuvo pati geriausia diena jam. Na ir nusiemu akinius, nes visiškai nieko nebemačiau per juos, visi apsitaškė purvu, vandeniu ir dar taip saulė užšvito. Apsilenkiam dar 3 sportininkus, kai kurie aišku yra iš elito, kai kurie iš mėgėjų. Na čia man jau į akis prikrito žvyro, bandau išsimti ir niekaip nepavyksta, tai šiek tiek ir nervuojuos, šiek tiek panikuoju, nes su viena akim tiesiog matyti tą galiu dabar. Jau galvojau, kad viskas tikrai jau nebeiškris man iš tos akies tas žvyras ir reikės kažkaip su viena akim baigti tas lenktynės. Vis dar bandau išsikrapštyti, aišku, pirštinė taip pat labai murzina ir nelabai pavyksta turbūt, tik dar pabloginti. Prisivėja ir gravel ir aplenkė gan stipriai, bet pavyko, man atrodo, susitvarkyti su akim. Štai manoji palaikymo komanda, didelis ačiū. Grįžau namo, bet pirmos vietos jau matomai, kad nepaėmiau. Čia jau gan stipriai taip atidariau, smagiai visai leidaus. Ir staigus posūkis ir slydo galinis ratas, bet pavyko išvaldyti. Liko paskutiniai 2 ar 1 kilometras iki finišo. Dar priekyje matosi vienas sportininkas, bet pagal maikę ten džokeris ir tai elito sportininkas, reikėtų apsilenkti, nes važiuojant už juo jis mažiau gal skuba į finišą, kai yra arti, tai gali prisivyti tave kiti mėgėjai, kadangi elitas važiuoja 2 ratus. Na, tokia vieta, kur čia nelabai apsilenksi, tai kiek pamenu, kad ir prisivijo mane keli sportininkai iš galo, jau girdėjosi stabdžiai. Turėjom ir bėgikų trasoje. Na ir štai progai atsiradus skubu apsilenkti. Na ir kėglių buvo trasoje. Na ir koks 50 metrų turbūt iki finišo. Priekyje matosi gravel sportininkas. Svarbiausia neprasileisti iš galo kažkam, tai pastangos yra.
posūkis į finišą gan toks staigus, tai daug greičio prarandi ir tada vėl turi pjaut kiek eina, kad tik iš galo kažkas neaplenktų ir finišuoju. Finišuoju top 10, 8 vietoj. Rezultatų labai patenkintas ir nustebino iš tikrųjų, kad ir antroji dienoj geriau pavyko pasirodyti negu pirmoj. Lyginant su praeitais metais rezultatas stipriai šoko į priekį. Jeigu gerai pamenu, plateliuose buvau 41, 42 ar net 45, tam tarpe kažkur. Taigi Žemaitijos taurė baigta, sudalyvavau visuose 5 etapuose, kurie prasideda pavasarį ir baigėsi rudenį. Sezonas kaip ir baigtas, sezoną baigė ir mano kelienas. Yra šiokių tokių problemų, kurias bandysime kuo greičiau spręsti ir pradėti ruoštis kitam sezonui. Taigi, o dabar galime šiek tiek aptarti rezultatą bendroje įskaitoje Žemaitijos taurėje. Na štai, bendroje įskaitoje likau 13. Išbrauktas etapas, Akmenės etapas, kuriame pasirodžiau prasčiausiai. Tai buvo pats pirmas etapas. Bendra įskaita yra vedama iš 4 etapų. Į top 10 nepavyko patekti, bet matau žinomų vardų pavardžių. Tai Tutlys Rokas top 10 bendroje įskaitoje. Toliau Laimonas Kabeikis 8 bendroje įskaitoje. Daugirdas Andrius 7. Daugiau kaip ir gerai nepažįstu kitų. Sveikinu visus dalyvavusius, sveikinu pabaigus sezoną ir susitiksime kitame sezone. Ačiū, kas žiūrėjote, ačiū, kas prenumeruojate ir iki kitų kartų.